Santiago vardu noriu pasveikinti jūs su šią nuostabią medžioklę. Mums tai yra 3 sekterjerų šėlsmas. Labai smagu, kad prieš 3 metus sugalvota idėja tęsiasi. Tai visada smagu atvykti į jūsų šitą jaukų, šviesų ir šiltą namelį. Tai kad niekada netrūktų jums šviesos. Norim parodyti, kaip gali atrodyti elniai, ne tik gumberagiai, tai tikiuosi rasit vietą ir papuošti savo namelį. Ačiū. 39 medžiotojų dar nėra tiek buvę, tai šiandien turim naują rekordą. Va, šiandien medžiosim vienus iš gausiausių plotų, tai Piktakiemio mišką. Vadovaus patyręs vadovas Robertas. Dresavimas, šuns laikymas visada kelia tam tikrų iššūkių žmogui ir visų pirma, tu turi kovoti su savimi, išmokti kantrybės, praplėsti savo ribas. Mes prie jų bandome prisipratinti ir jie yra tie gyvūnai, kurie daro žmonės geresniais. O iš kur jinai iš ten atėjo? Iš ten, ne? Kamila! Opa! Opa! Čia, halite! Važiuoju! Kai yra keli šunys, tai visų pirma galvoji, ką padaryti, kad jiem būtų smagiau. Ir savo medžioklės jau planuoja ne pagal savo pageidavimus, o būtent pagal tai, kada šuo ir tu kartu su juo patirsi didžiausius įspūdžius. Prašau pagerbti rytusius mūsų žvėriukus. Ir medžiokliai! Mano gyvenimas yra medžioklė, bet medžioklė nėra vien mano gyvenimas.